Sveiki visi, mano vardas Jūratė ir kol aš čia prisistatinėjau, bandau iš karto pasijungti skaidrės. Tiesiog, kad būtų, nežinau, galbūt įdomiau, nežiūrėti čia į vieną į žmogų, bet kažkoks dar judesys būtų ir šitame. Ir iš principo, tai aš esu OVC Consulting konsultantė ir dirbu OVC jau 6 metus, dirbu labai įvairiom temom, galbūt pagrindinės tokios mano vidurinės grandies vadovų mokymai. Tai ir viena iš temų, būtent vidurinės grandies vadovų mokymuose, visą laiką būna, žinotas, visada paliečiam šitą temą su dalyviais apie individualius susitikimus. Ir tiesą sakant, jeigu anksčiau aš kažkaip tai, žinote, dažniau susidurdavau su tokiu, kad, niekam čia nereikia to individualių susitikimų, taigi čia susitinkam prie vandens aparato, prie kavos aparato, prie dar kažkur, taigi pasišnekam apie projektus, pasišnekam apie reikalus, aš kaip vadovas prabėgdamas paklausiu, užklausiu ten kaip gyveni ir žmogus atsako, arba net nespėja atsakyti, vadovas taip greitai prabėga, kad žmogus net nespėja atsakyti, kaip jisai gyvena. Taigi sako, mesgi pasišnekam iš principo. Tai šiandieniniai tendencija, galbūt tas šiandieninės taip garsiai skamba, bet iš tikrųjų jau kokius 2 metus nuo prasidėjus tai pandemijai mes čia pajautėm tokį visiškai kitokį, pavadinkim taip, vaibą, nors vis dėlto dar atsiranda žmonių ir tikrai nemažai, kurie sako, tie individualūs susitikimai man vis dėlto yra kažkokia mistika, aš nemanau, kad jų reikia. Nes ir taip tų susitikimų nuotolinių dabar pas mus krūva. Šiaip jeigu pasižiūrėtumėm statistiką, tai turbūt nuotolinių susirinkimų įvairių, susitikimų, diskusijų išaugo, aš nežinau, ten 3 kartus lyginant su anksčiau vykusiais nuotoliniais susitikimais, o jeigu šiaip susirinkimo, kažkur teko skaityti statistiką, kad apskritai susirinkimo išaugo 30%. Įsivaizduojat, mes ir taip dalyvaudavom daug visokių ten tų mytų, o dabar dar reiškia, kadangi mums tie nuotoliniai priemonės, visos nuotolinės mums leidžia susitikti greičiau, dažniau, tai mes ir darom tų susirinkimų, ten krūvas nesuskaičiuojamas, be pertraukų, be nieko. Esmė tame, kad vis dar yra ir aš kartais labai gerai suprantu tos žmonės, kodėl jie taip sako, todėl kad labai dažnai žmonės nedaro kažkokių tai veiksmų, jie tiesiog arba nežino kaip, arba nežino, kodėl vis dėlto to reikia, kam to reikia, tai iš tikrųjų, pasišnekame, ne? Bet iš principo, tai šiandien mano tokio pranešimo, čia bus neilgas, labai tikiuosi susitalpinsiu į valandą, tai ir pakalbėsim apie tai, o tai kokia nauda iš to susitikimo individualaus, ką mes iš jo galime išsinešti. Ir antras, galbūt nemažiau svarbus klausimas yra, o tai kaip jį daryti. Nes kartais, gerai, aš suprantu naudą, aš žinau, kad reikia susitikinėti, bet tai ką, tai susitinkam ir, tai labas, tai kaip gyveni, kaip, gerai, ir viskas, kaip ir baigtas susitikimas. Ir žmonėms kartais nebeaišku, o tai kaip man tą susitikimą daryti. Ir būtent dėl tos priežasties jie jų nedaro, tų individualių susitikimų. Tai ir keliaukim tada iš karto prie temos, tai o kodėlgi verta, ne? Kas tuose susitikimuose tenais tokio vertingo. Ir prieš pradėdama sakyti, kodėlgi verta, aš galbūt pasidalinsiu būtent informacija iš tokių, skaičiau įvairiausių tyrimų, kur darėsi pačios įmonės, kur darė šiek tiek platesnius tyrimus, apklausinėjo darbuotojus, kaip jie jaučiasi iš tiesų dirbdami nuotoliu ir kur jie deda akcentus, galbūt su kokiais iššūkiais susiduria. Tai kalbant apie iššūkius ir kas per tuos įvairius tyrimus tenais kartojosi, kokios galbūt esminės mintis, tai iš tiesų, kad žmonės akcentuoja, kad dalis iš jų jaučia tikrai izoliaciją. Ta prasme, aš dirbu vienas. Nesvarbu, kad aš susitikinėju ten nuotoliniu būdu, kad aš tenais kažkaip tai susirašinėju su kolegomis, arba mes ten turime aptarimus ir taip toliau. Bet vis dėlto jaučiasi ta izoliacija, ypatingai tikriausiai tiem žmonėm, kurie, šiaip iš principo galbūt gyvena vieni arba, nežinau, ir šiaip jau dirba, ta prasme, tokį darbą, kur tenais reikia
nežinau, pasitarti, pasižiūrėti. Kitas momentas, ką akcentuoja žmonės, kad jiems yra kaip iššūkis, tai vat išlikti motyvuotiems darbe. Nes, žinot, labai daug trukdžio aplinkui. Iš vienos pusės, iš kitos pusės aš lyg ir jaučiuosi izoliuotas, nelabai jaučiu, žinote, to palaikymo, kaip čionais į mano tuos visus darbus reaguoja, jeigu ten nevyksta kažkokie tai individualūs susitikimai ir aptarimai. Yra daug namie trukdžių, kur aš galbūt, gal biškį pritingiu, gal man reikia čia kažkokį tai vaiko reikalą išspręsti arba susitvarkyti ir taip toliau. Ir ta motyvacija, jinai tokia taip nuslysta visą laiką vis kažkur iš šono arba iš viso sumažėja. Ne? Dar ką akcentuoja, kad trūksta komunikacijos, tokios aiškios komunikacijos, tiksliau ne tai, kad trūksta, bet pati komunikacija nėra pakankamai aiški. Ne? Žiūrėkit, nes mes labai daug pradėjom naudoti vėlgi rašytinės komunikacijos arba bendraujam tarp kitko, ką dar vis girdžiu iš dalyvių seminaruose, kad bendraujam neįsijungia kamerų. Tai aišku, kai toks vienakryptis informacijos pateikimas, tai tos kameros galbūt ir nereikalingos, bet jeigu yra kažkokios tai diskusijos, tai mes tada šnekam, tas pats, kad šnekėtumėm telefonu ir komunikacijos aiškumas jis irgi silpnėja dėl tų dalykų, nes mes nematom kūno kalbos, nematom žmonių reakcijos, nematome apskritai įsitraukimo ir taip toliau ir panašiai. Iš to kyla kitas iššūkis tokio bendradarbiavimo jausmo, kad mes čia visi įsitraukia, kad mes čia bendradarbiaujam. Dar vienas, ką kelia, tai pasitikėjimo trūkumas, pasitikėjimo savim, nes jeigu aš negaunu grįžtamojo ryšio, jeigu man niekas nepasako, kad šaunuolis gerai dirbi, tai toks, pradedi toks abejoti, tai aš čia gerai, negerai, tai čia mano tas darbas svarbus, nesvarbus, reikalingas, nereikalingas. Ir dar vienas, galbūt paskutinis, kuris iš tikrųjų irgi kartojasi per daugybę tyrimų, tai nėra augimo pojūčio. Aš darau, bet aš nejaučiu, kad aš augčiau. Aš žinot, žmonėms vis dėlto yra jisai vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kurie mums yra reikalingi, kad aš jausčiau, kad aš tobulėjau kažkokioj tai. Tai žiūrėkit, tai galbūt žiūrint į tuos iššūkius, su kuriais susiduria žmonės, dirbdami nuotoliu, galime iš karto pabandyti dėlioti ir kodėlgi tie susitikimai individualūs reikalingi. Ir šiaip jau ne tik tai individualūs susitikimai reikalingi ne tik tai tiems, kurie dirba nuotoliu. Taip iš principo, aš manau, kad visiems darbuotojams yra labai gerai turėti individualius susitikimus. Tiesiog aš apie tą nuotolį kalbu, nes mes gyvename dabar tokiam miksuotame pasaulyje, tai kad kartais atkreiptumėm dėmesį, kad jeigu žmonės iš tikrųjų dirba labiau nuotoliu, kad jie dar su papildomais iššūkiais susiduria. Tai viena iš verčių, vadinkim taip, naudų, kodėl reikalingas, tai būtų tas toksai dalykas, kad individualūs susitikimai, tie one-on-one, leidžia mums užsitikrinti tikslų įgyvenimą arba kitaip sakant, koreguotis kursą. Kodėl svarbu yra koreguoti kursą? Todėl, kad iš principo mes gyvename chaotiškame pasaulyje. Mes galime susiplanuoti kažkokius tai tikslus, nežinau, metams, mėnesiui, ten pusmečiui dar kažkam. Bet iš principo šiandieniniame pasaulyje iš vienos pusės tie tikslai gali keistis ir laiks nuo laiko reikia prie jų sugrįžti ir pasižiūrėti, ar jie vis dar aktualūs, nes tai, ką mes kalbėjome metų pradžioje, gali būti visiškai nebeaktualu metų pabaigoje. Ir mes tą tikslą turėdami ten, dėl kažkokių tai priežasčių jo neperžiūrėdami, einam tą linkme, bet iš principo eikvojam tiesiog savo energiją ir laiką. Kitas dalykas, iš kitos pusės, jeigu tas tikslas aktualus ir jeigu jis yra ilgalaikis, klausimas iš tiesų, kada darbuotojas į tos tikslus atkreipia dėmesį. Žiūrėkit, mes labai dažnai būna taip, per metinį susitikimą susitinkam su darbuotojais, aptariam, sutariam ten metinius kažkokius tikslus ir kada jūs prisimenam per pusmetinį įvertinimą arba mėnesį prieš, arba ten porą dienų prieš metinį įvertinimą. Ir tada greitai pamatom, kad wow, biškį ne taip nuėjo, ne? Tai tas kurso koregavimas, jisai reiškia tokį, pasitikrinimą, ar aš einu tą linkme, ar iš tikrųjų, ar nenukrypau kažkur tai, ar mano ten kompasas, vadinkim, taip nenusimušė. Čia, žinot, yra toksai pavyzdys, aš labai dažnai naudoju irgi per seminarus, bet įsivaizduokit, jeigu jūs skrendate iš Londono
į New Yorką lėktuvu, ne? Ir kai lėktuvas pakyla, iš tikrųjų, ką daro pilotai? Jie jungia autopilotą, tą vadinamą. Ką daro autopilotas? Jisai nuolat, ta prasme, tikrina kursą. Reiškia, ką jisai daro? Jisai žiūri, ar mes nenukrypome ir jeigu bent kažkiek nukrypau, sugrąžina atgal. Nes, kodėl to reikia? Nes 1 laipsnio nukrypimas čia, jisai gali duoti nukrypimą tokį, kad iš tikrųjų pabaigoj mes galime atsidurti visiškai ne New York'e, bet galime atsidurti kažkur ten, nežinau, geografijos nelabai gerai žinau, bet man taip labiau į Grenlandiją kokią tai panašu, ne? Tai esmė tame, ta kurso koregavimas, jisai yra labai svarbus dėl 2 priežasčių. Kad nenukryptumėm ir paskiau jau paskiau nebėra kaip atitaisyti to reikalo, reikia vėl grįžti iš pradžios, išeikvotas laikas, energija ir daugybė resursų. Iš kitos pusės pasitikrinti, ar aš vis dar noriu skristi į New Yorką, ar man vis dėlto reikia galbūt jau pakeisti kursą, nežinau, New Yorkas užsidarė dėl to, kad ten pūga ir taip toliau ir panašiai. Džiazuoju dabar visiškai. Ne? Tai viena iš tokių verčių. Kas dar yra, ta prasme, individualūs susitikimai iš principo mažina rizikas, konfliktų įvairių, neišsakytų problemų, nepastebėtų iššūkių ir taip toliau ir panašiai. Bet vėlgi, ypač jeigu mes dirbame nuotoliu, kaip aš minėjau, ne, žmonėms sunku išlikti motyvuotėms, žmonės pradeda jausti pasitikėjimo trūkumą, žmonės nejaučia augimo pojūčio. Ir per tokius individualius susitikimus mes galime šitus dalykus aptarti ir pastebėti laiku, kad žmogus, jisai pradeda būti demotyvuotas. O kam man reikalinga demotyvuota, ta prasme, kaip man paskiau su tais žmonėms demotyvuotais dirbti? Gal jisai nebesijaučia, nežinau, bendradarbiaujantis ar įsitraukęs. Ir aš čia pat vėl galiu iš karto koreguoti kažką tai, ieškoti būdų, kaip įtraukti. Juokais, bet žinokit, turiu pavyzdžių, nesakysiu kur ir nesakysiu kas, aišku, bet pavyzdžiui, žinau atveju, kai darbuotojas visą laiką dirbdamas nuotoliniu būdu, tiesą sakant, pradėjo labai smarkiai vartoti alkoholį. Ir, ta prasme, netgi, darbo metu ir jį pagavo ir, ta prasme, suprantat, žmogus iš to tokio, įvairių ten tų iššūkių, aišku, čia yra visiškas ekstremas, visiškas kraštutinumas, bet iš principo tai reiškia, kad, žmonės, jiems reikia to bendravimo, reikia jaustis kažkam priklausyti ir svarbu laiku pastebėti momentus, kai žmogus pradeda slysti jau į tokį, nežinau, blogesnės nuotaikas, nemotyvuotumą, galbūt kažkokį neįsitraukimą ir taip toliau panašiai. Tas dar, iš to vėlgi išeina, kad individualūs susitikimai iš esmės kuria pasitikėjimą, saugią aplinką visoje komandai. Jeigu mes įsivedam savo tokią, kaip ir taisyklę turėti individualius susitikimus, reiškia, aš kaip darbuotojas, aš žinau, kad aš turiu laiką skirtą tik man. Ir aš turiu laiką skirtą saugiai pasišnekėti su vadovu, pasakyti jam kažkokias tai problemas, pasiūlyti kažkokius sprendimus. Ne? Iš kitos pusės vadovui tai leidžia geriau pažinti žmonės. Mes pabendravę kartais visai nebūtinai vien tik tai apie darbus, mes galime pamatyti žmogaus įvairius kampus. O jau atsimenant, vadovų viena iš užduočių yra ugdyti darbuotojus ir per individualius susitikimus galima išvelgti ten, nežinau, kryptį, kurią galėtų ugdyti vienas darbuotojas. Dar vienas leidžia valdyti abiejų pusių lūkesčius. Nes su lūkesčiais yra taip, žinot, aš kartais susikūriau savo tokius lūkesčius, kurių paskiau dėja joks vadovas ir jokia įmonė negali atliepti. Iš kur tai gimsta? Iš to, kad jeigu aš dirbu vienas, ypač jeigu aš dirbu nuotoliu, aš išgirdau kažkokį tai žodį, kad ten, nežinau, bus skatinami visi, kurie ten kažką tai darys. Ir žiūrėk, pas mane lūkestis tas yra, kad, aš jau turiu būti skatinamas, bet niekaip nesulaukiu. Čia visai neseniai irgi viena įmonė sakė, žinote, pavyzdį, sako, buvo paskelbta, kad vidutiniškai didės atlyginimai 5%. Ar ten 7, dabar nesimenu iš tikrųjų tiksliai. Ir sako, ir kai kurie darbuotojai paskiau sulaukia padidinimo tik tais 2 ar 3 ar ten 5 vietoj 7.
didžiausios problemos kyla, ta prasme, tai palauk, kodėl čia visi sakė 7, o iš tikrųjų padidina. Praleidžia žmonės kai kurios žodžius, kurie jiems galbūt, nežinau, nelabai patinka, kad tai yra vidutiniškai ir paskiau užsifiksuoja tie lūkesčiai tokie, kad man turi būti taip. Ir individualūs susitikimai yra tie momentai, kur mes galime aptarti visas svarbes žinutes, visus tikslus arba lūkesčius, ko nori žmogus, arba, pavyzdžiui, iš įmonės ateina svarbi kažkokia tai žinutė, kokia bus strategija, kokia bus taktika. Ir individualus susitikimas yra ta vieta ir ta galimybė pasitikslinti, o kaip žmogus mato, o kaip jisai save mato tame, o kaip jis planuoja, tame, nežinau, įsipiešti, jeigu taip galima pasakyti. Tos išgaudyti, tos tokius nepagristus galbūt lūkesčius arba kaip tik juos pakoreguoti, jeigu jie yra, pavyzdžiui, per žemi lūkesčiai. Aš gal čia nesugebėsiu, motyvacijos. Yra proga pasišnekėti, kad, ne, čia kaip tik yra tavo šansas ir tu gali judėti ir tada turėsi kažką iš to, kažkokią tai naudą. Ne? Ir dar vienas dalykas, tai tas abipusis grįžtamasis ryšys. Mes labai daug kalbam visą laiką apie grįžtamąjį ryšį, kad jį reikia teikti laiku, konstruktyviai, vietoj. Ir aišku, ta prasme, individualūs susitikimai, jeigu jie pakankamai dažniausiai, nežinau, įmonės yra įmonės, kurios daro kas savaitę, daro kas 2 savaitės, yra kas mėnesį. Tai kuo dažnesni, jeigu tai yra kas savaitę, tai aš manau, kad grįžtamojo ryšio tas davimas, jisai yra normalus, aišku, jeigu kas mėnesį, tai jau irgi gali būti truputėlį pavėluotas. Bet proga duoti grįžtamąjį ryšį vieni kitiems ir vadovams išgirsti grįžtamąjį ryšį ir ne vien tik apie darbus, bet apskritai apie buvimą komandoje, apie buvimą įmonėje, apie tą gyvenimą kartu. Kas svarbu per individualius susitikimus, iš tikrųjų svarbus dalykai yra, turbūt pagrindiniai saugumas ir pasitikėjimas vieni kitais. Nes jeigu aš nesijaučiu saugiai aplinkoje šnekėtis su savo vadovu, tai aš ir nešnekėsiu ir tada tas susitikimas bus toksai, arba tylėjimo, arba, vadinkim, tai vienakryptės informacijos kažkoks tai perdavimas. Tai, kaip galime sukurti tą saugumą ir pasitikėjimą abipusiai. Ne, tai pirmoje galbūt apie tokią formą, kaip reikėtų bendrauti, kaip reikėtų tos susitikimus, kur reikėtų susidėti savo akcentus, kad tie susitikimai vyktų sklandžiai. Pradėkim nuo to, o vėliau pakalbėsim dar apie tai, ką ten iš viso kalbėti tose susitikimuose. Ne? Keli esminiai momentai apie tai, kaip kurti tą saugią ir pasitikėjimo pagrįstą aplinką. Tai turbūt visų pirma yra tokie kertiniai, gal sakyčiau, kaip dalykai, tai rodyti susidomėjimą, iš vadovo vis dėlto turėtų ateiti susidomėjimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, žinot, ne tiesiog aš neteinu į tą susitikimą, nežinau, keisti, aš neteinu į tą susitikimą kažkaip tai tenais vertinti arba su išankstinė kažkokia tai nuomonė. Svarbiausia ateiti su susidomėjimu. Kad man įdomu, kas vyksta su tavim ir tada, kai aš domiuosi, tai leidžiu žmogui šnekėti, va čia ne veltui parašyta daugiau nei 50% klausyti. Tai aš galiu išgirsti labai daugybę dalykų, kurie, iš tiesų bus svarbus man kaip vadovui. Iš kitos pusės, aš, parodydamas tą pasitikėjimą, aš leisiu žmogui tam tikrą prasme ir atsiskleisti, ne, rodydamas susidomėjimą. Nes kai man įdomu, tai žmonės, natūraliai, jie tada labiau ir atsiveria. Aišku, jeigu niekada tokių susitikimų nebuvo. Ir jeigu žmogui tai yra pirmas kartas, visada gali būti taip, kad, paklausi, tai kaip tau sekasi, sakys gerai ir viskas, ir tylės. Kartais atverti žmonės, kad jie šnekėtų, prireikia laiko, kantrybės, nežinau, gebėjimo prašnekinti kažkokių kitokių klausimų, kurie ten galėtų pagelbėti žmonėms labiau atsiverti ir taip toliau ir panašiai. Toliau, susitikimas turėtų vykti kaip suaugęs su suaugusiuoju. Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad vėlgi, aš neateinu ten kontroliuoti, nurodinėti, susakyti, ten tu privalai daryti tą, aš sutvarkysiu, toks, žinot, kaip globėjiškas, ne kaip tėtis su vaiku ir ne kaip ten labai iš aukštai nurodinėjantis vadovas, bet tiesiog kaip suaugęs su suaugusiu. Ir mes šnekamės, mes keičiamės nuomonės, man svarbi yra tavo. Tu esi suaugęs, tu esi specialistas, tu žinai savo darbą, tu žinai, tu esi mūsų komandai, tu suvoki komandos vertę ir man įdomu tas, abipusis toksai bendradarbiavimas, nes tik tai tokiu būdu mes galime surasti būdus, kaip būti kartu komandoje maksimaliai efektyviai tiek vienam, tiek kitam, su gera nuotaika ir su geru įsitraukimu. Toliau trečias yra su teigiamais ketinimais, pozityviai. Kitaip sakant, aš turiu užduoti savo klausimą, o ko aš tikiuosi iš to susitikimo, su kokiu lūkesčiu aš ateinu ir išmokti kalbėti pozityviai. Pozityvus turi būti ne tik tai žodžiai, bet ir intonacija, kūno kalba, aš čia galbūt labai daug kūno kalbos neparodysiu, žinot, neturėtumėm taip šnekėtis. Tai ką? Kaip tu čia leidai savo šitaip suklysti, tarkim, ne? Tai, nes pozityvi pokalbio atmosfera, pozityvumas jisai skatina tobulėti žmonės. Jeigu mes sugebam sukurti tokį, ta prasme, kad, gal tai buvo kažkokia tai klaida, gal tu dabar kažkaip tai jautiesi ne taip, kaip norėtum jaustis. Tas orientacija į ateitį ir pozityvios nuostatos, kad visur galima surasti kažkokius tai sprendimus, jisai vis dėlto skatina žmonės labiau veikti, jisai kartais atveria tas vadinamas čakras ir žmonės patys suranda išeitis, bet svarbiausia neužblokuoti žmogaus, kad jisai norėtų dalyvauti, įsitraukti, šnekėti, keistis, ieškoti būdų, galų gale pats save teigiamai labiau vertintų, pats save labiau, pagalvotų labiau apie savo tą vidinę motivaciją, kas jį skatina ir taip toliau. Ir atvirumas, skaidrumas, nebijojimas galų gale ir savo pažeidžiamumo, nes vadovas, irgi žmogus, tai šitus dalykus reikia, aš manau, atsiminti, nes, žinot, kartais vadovai galvoja, kad jie turi būti kažkokie tai tobuli, nepažeidžiami ir niekaip ten, ta prasme, tik tai idealiai viską daryti. Bet, kaip ten sakoma, bet vakar irgi vienam seminare kalbėjom, sakau, kartais yra geriau pažeidžiamas ir toks vidutinis, pavadinkim, vadovas čia ir dabar, vidutiniškai geras, negu tobulas vadovas, bet niekada. Ir jeigu pats vadovas savim nepasitikė, arba kaip tik jisai ten neleidžia atsiskleisti, pats neparodo tų savo tam tikrų niuansų, kad, gal aš irgi klaidas darau, gal aš irgi kažkada tai būnu neteisus ir noriu būti tik tai tobulas, tai idėja, bet tobulų, kažkaip tai turbūt nelabai yra. Ne? Ir kas dar svarbu per individualius susitikimus iš tiesų, tai nepamiršti visų perspektyvų. Ypač mes, kai bendraujame su žmogum, tai aišku, galime labiau šnekėti apie tą tokią verslo perspektyvą, ko mes čia norime, ko tikimės iš darbuotojo, kokie yra įmonės lūkesčiai arba komandos lūkesčiai. Šitie dalykai yra svarbus, bet turėtumėm nepamiršti ir darbuotojo perspektyvos. Tai realiai tokie 3 kampai iš tikrųjų gaunasi. Mes turėtumėm žiūrėti, o tai kokia yra darbuotojo perspektyva, kaip jisai mato situaciją, kas jam iš to ir kaip jisai prisideda. Tada mano kaip vadovo komandos perspektyva, ko aš tikiuosi, kaip aš matau situaciją, kaip aš vertinu ir mes kaip galime surasti ten tos sąlyčio taškus. Ir verslo perspektyva, nes susirinkam į darbą, ne šiaip praleisti gerai laiką, atsigerti kavos, bet vis dėlto mes esame, nežinau, versle, kažkokiai įmonėje, gali būti, nebūtinai verslas, gali būti įmonė, nežinau, kaip ir, tarkim, poliklinika arba dar kažkas tai, kas paslaugas teikia kitokias. Tai iš tiesų, bet iš principo mes susirinkam atlikti darbo kažkokio. Ir labai svarbu, kad tą darbą gebėtumėm atlikti, žinot,
jausdamiesi gerai, įsitraukę ir neįkvodami bereikalingai laiko. Aš tai visada žiūriu per tą prizmę, kad, kaip čia pasakyti, bet koks blaškymasis, bet koks bloga savijauta, bet koks neįsitraukimas, bet koks, jisai švaisto visų žmonių laiką. Ir tų žmonių, kurie ten neįsitraukia ir nelabai nori daryti, tai jie tada, mulina, jie tada gadina mano laiką. Iš kitos pusės, jeigu jisai neteisinga kryptim juda, jis vėlgi eikvoja savo laiką ir energiją, ir mano laiką kaip vadovo lygiai taip pat energiją. Tai čia daugiau apie tokį taupumą, nežinau, šiaip lyg ir ne iš Suvalkijos, bet man kažkaip labai svarbu valdyti tą situaciją tą su laiku ir su efektyvumu. Ir kai mes šnekamės su žmogumi, irgi turėtumėm savo užduoti klausimą, dar kartą tiesiog pakartosiu, kad ko aš noriu pasiekti, sakydamas vienus ar kitus dalykus, ir visada pokalbėje laimi dialogas. Ta prasme, didesnę naudą visada išsinešam iš dialogo, o ne iš tiesiog nurodymų arba kažkokio tai ginčo, arba kažkokio tai bandymo įrodyti. Ne? Kuo skiriasi ginčas ir dialogas, jūs galite čia matyti, ne? Ginčas tai yra teisingas atsakymas, aš ateinu nusteikęs kovingai, aš žinau, kas yra laimėtos, kas yra teisus, ne? Ieškom trūkumų, bandom įrodyti tos trūkumus, savo prielaidas ginam kaip tiesą, į tuo tarpu dialogo metu, vis dėlto visą laiką, ta prasme, galime savo įsivertinti, kad iš tiesų kiekvieną turbūt atsakymą sudaro daug elementų ir aš net ir būdamas vadovas, aš negaliu būti visą laiką teisus. Galų gale gali būti 2 teisingi atsakymai. Gali būti vadovo teisingas atsakymas ir darbuotojo teisingas atsakymas ir tada klausimas, o kuris, nežinau, geresnis, kuris palankesnis visom 3 pusėm ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, tai, gali būti. Bendradarbiavimas irgi visada duoda didesnę naudą, negu kad aš ateisiu kovingai nusiteikęs ir tiesiog sukalsiu žmogų, nežinau, kažkokią tai savo nuomonę ir žmogus vietoj to, kad jisai išeitų užsimotyvavęs daryti kažką arba efektyviai veikti, jisai kaip tik užsiblokuos ir išeis ir galvos, aš čia iš vis nebenoriu nieko daryti. Ne? Tas bendra pozicija, bendros pozicijos nagrinėjimas arba gebėjimas išgirsti, ką sako, jisai irgi labai padeda būtent orientuotis į tą tokį efektyvų veikimą, orientuotis į ateitį, orientuotis į tai, kaip mes kartu galime pasiekti ir kaip mes galime surasti tą tokį bendrą kažkokį tai vardiklį mūsų abiejų ar visos komandos veiklos, tam, kad visi galėtumėm veikti efektyviau. Ir tas lemtingas klausimas, tai apie ką kalbėti, tai susitinkam, atrodytų, gerai, paklausi, tai kaip čia gyveni ir lyg ir tiek žinių, bet iš tiesų pokalbiai galbūt galėtų būti, toks rėmas ypatingai. Aišku, ilgainiui atsiranda daugiau temų. Kai mes tos pokalbius pradedam vesti, taip, nuolatinai, reguliariai, ne? Tai tų temų atsiranda iš vienos, ateina kitos temos, iš kitų dar kitos, kartais ir darbuotojai patys pasiūlo temas. Bet tokiam galbūt, pradžiai, nežinau, bazijai arba, tokį pagrindą norint pasidėti, tai 4 temos, kurios iš tikrųjų visada pasiteisina ir kurias tikrai reikėtų turėti galvoje, bendraujant su žmonėmis per individualų susitikimą. Viena iš jų yra augimas ir tobulėjimas, arba kitaip sakant, tai ko tu norėtum išmokti, kaip tu augi, kur tu norėtum augti. Nes atsimenat, sakiau, žmonės kartais nejaučia to tokio augimo jausmo. Bet norint jausti augimą, turėti augimo pojūtį, kartais reikia tiesiog žinoti, o tai kur tu nori augti ir ką tu nori su to daryti. Tuoj parodysiu, kokie gali būti klausimai šitose temose, tai galbūt irgi bus taip lengviau, nes iš tiesų kartais, gerai, pakalbėkime apie augimą ir vėlgi tampa nebeaišku, tai geriau, tai ką man čia klausti? Ne? Antras dalykas, kas iš tikrųjų labai svarbu, yra motyvacija.
kuo žmogus gyvena, kiek jis yra dar motyvuotas daryti vieną ar kitą dalyką. Šiaip motyvacija yra toksai dalykas, jis labai sviruojantis, ne? Mes galime užbūstinti žmogaus motivaciją ir jį taip užkurti, uždegti, mat kartais po seminaro sako, išėjau toks užsivedęs, darysiu ten ir taip toliau ir panašiai. Bet paskui jinai labai greitai sėda, jinai labai greitai krenta, ypatingai jeigu tai yra tas iš išorinė motyvacija, ne? Jinai tokia, greitai kažkaip tai išblėsta ir vėl norisi kažko tai naujo, nes mūsų smegenys tai veikia tiesiog. Galbūt to malonumo nori vis daugiau kiekvieną kartą. Tai labai svarbu apie ją nepamiršti pakalbėti individualių susitikimų metu, tiesiog kaip tu jautiesi ir ko tu gyveni dabar. Komunikacija, kaip mums sekasi bendrauti. Nes vėlgi, jeigu atsimenat, kaip sakiau, komunikacijos aiškumas, bendradarbiavimas yra vienas iš iššūkių, ypatingai dirbant nuotoliu. Jeigu ten, tarkim, gyvai aš dar galiu ateiti ir tiesiog neišeiti iš kabineto, kol neišsiaiškinau, tai per nuotolį, tas toks tampa truputėlį neapibrėžtas. Vienas dalykas, mes gal daug susirašinėjom, kai susirašinėjom, skirtingi žmonės skirtingai skaito tas žinutes ir ten gali būti tokių nesusipratimų, nesusikalbėjimų. Iš kitos pusės, jeigu darom tos susitikimus, vėlgi ten visi įsitraukia, ne visi įsitraukia, yra sunkiau dėmesį laikyti per nuotolį. Tai tas komunikacija irgi kelia iššūkių. Tai apie komunikavimą ir apie tai, ar viskas aišku, ar mes aiškiai bendradarbiaujame, kaip mes su grįžtamuoju ryšiu esame, bet šitus dalykus irgi reikėtų nepamiršti aptarti, skirti kažkiek tai laiko per individualų pokalbį pasikalbėti. Tai aišku, darbas susirinkam dirbti, tai ta prasme, svarbu pakalbėti ir apie tikslus, ir apie projektus, ir galbūt apie kažkokius kylančius sunkumus arba dar kažką tai, nes tai yra to gyvenimo darbinio dalis vienareikšmiškai. Ne? Tai dabar ko paklausti, kai kalbam apie augimą, ne? Labai svarbu sužinoti žmogaus lūkesčius, norus, užstrigimus, pagalvoti, kaip čia galima galbūt jam, nežinau, pagelbėti, pereiti tuos visus iššūkius. Jums keli pavyzdžiai, toks kaip švediškas stalas klausimų, ką galima paklausti, ne? Pavyzdžiui, kokiuose projektuose norėtum dirbti, arba labiau įtrauktas, arba kokiuose, nežinau, projektuose jautiesi tobulėjantis, jeigu žmogus jau dalyvauja kažkokiuose, tai kaip tau ten sekasi, ta prasme, susiorientuoti, nes aš žinau, kad ten tau buvo nauja sritis, ar tave įtraukė tas sritis, ar neįtraukė, ne? Ar tu jautiesi augantis. Ką norėtum įgyvendinti per ateinančią savaitę, nežinau, mėnesį, metus? Kodėl tau tai yra svarbu? Tas klausimas irgi, kodėl tau tai yra svarbu, kad tai nebūtų, tiesiog, frazės tiesiog, tai kur paskirsi ten ir būsiu. Tai tada žmogus, jisai to tokio, neįsitraukęs, jam neįdomu, ne? O galbūt, mes nepataikėm su projektu, arba jisai galvoja, kad čia bus apie vieną projektas, o išaiškėjo, kad visiškai apie kitą, arba tai būna, ten paskiriam, pavyzdžiui, vadovo žmogų, kokį nors team leadų, jisai galvoja vienaip, o išaiškėjo, kad čia labai daug darbo ir aš jau toks nelabai suprantu, kaip čia man iš visų. Kokias įmonės sritis norėtum sužinoti? Galbūt nebūtinai įmonės, galbūt šiaip kažkokios tai atskiros sritis. Aš, pavyzdžiui, žinau tikrai pavyzdžių, kur žmonės numigravo pavyzdžiui, iš pardavimų, rėmimo, tas vadinamas sales supportas, numigravo į IT sritį, į duomenų analizę, ta prasme, visiškai žmogus, bedirbdamas tą darbą, susirado kažkokias tai atšakas, kur jisai paskui nuėjo ir ten tikrai labai ištobulino visus dalykus ir ten ir pasiliko, nes jam ten geresnė, efektyvesnė, jisai jaučiasi save realizuojantis. Tai per tokius klausimus mes galime atrasti žmogaus, vadinkim taip, neišnaudotą potencialą. Motyvacija. O paklausti, aišku, galbūt neklauskime, kas tave motyvuoja, arba kiek tu esi motyvuotas. Čia, net jeigu dabar aš jums šitą klausimą užduočiau, tai turbūt reikėtų gerai pagalvoti, kas čia mane motyvuoja. Ne? Bet
Klausti galėtumėm, gerai, kas tave džiugina konkrečiam projekte, ne? Arba motyvuoja, vėlgi tas žodis, bet iš principo eiti į kažkokias labiau tokias detalės, ne? Kada tu jautiesi geriausiai, ką dirbdamas tu jautiesi geriausiai, ne? Kuri dalis tau labiausiai patinka šitame projekte, ką tu labiausiai vertini kaip, nežinau, augimo galimybės, kaip, nežinau, įsitraukimo arba dar kažko tai, ne? Kokiamis sąlygomis apskritai tau dirbasi geriausiai. Ir kiekvienam šitam klausime galime paskiau lysti dar gilyn, nes, pavyzdžiui, klausiau, tai kas tave džiugina? Viskas džiugina. Man patinka, tai galime lysti giliau, tai o kas tas viskas, o gal gali kažkokių pavyzdžių pasakyti, o tai gal gali konkrečiau truputėlį, ne? Tai, žiūrėk, vis viena yra kažkokias, tai kiekvienam iš principo yra, žinote, yra mėgstami dalykai ir yra nelabai mėgstami dalykai. Vienus mes padarom tiesiog su ugnele ten užsidegę, kitus, taip, su tokia, vadinkim taip, lengva prievarta, kai mums iš tiesų reikia, truputėlį ir save priversti ir pagalvoti, kad, nelabai patinka. Aš, pavyzdžiui, apie save žinau labai gerai, dirbdama OVC Consulting, iš tiesų, ką mėgstu daryti, mėgstu šnekėti, mėgstu bendrauti su žmonėmis. Ko nemėgstu daryti, kuri ir darbo dalis man nepatinkanti, tas toks, žinot, paskiau, paruošti ten visą tą medžiagą, surikiuoti, sudėti, sužiūrėti ir išsiųsti. Nemėgstama, bet aš surandu tam savo prasmę. Ta prasme, aš įdedu į tai prasmę, kuri man padeda tą nelabai mėgstamą darbą padaryti maksimaliai efektyviai ir neužsiciklinti ties juo ir nesėdėti. Ne? Toliau kokios savaitės perspektyvos, kaip matai, kur ten tau gali kilti iššūkių kažkokių tai ar dar kažko tai. Tai iš tiesų, galima pakalbėti ir apie šitą. Taip, gana populiari praktika stay interviews. Ar tekę susidurti, kuo skiriasi turinys nuo... Iš esmės vėlgi turinį sudedame mes patys, atsižvelgdami į kiekvieną situaciją. Tai iš tiesų labai dažnai dar tikrai netekę susidurti su tokiais dalykais, bet iš principo aš galvoju, lygiai taip pat, kaip mes šnekėjome apie, vėliau galbūt pamatysite man bekalbant, kad kalbėjome, kad gyvas bendravimas, nuotolinis bendravimas ir ar čia reikia, jeigu gyvai dirbam, tai ar čia reikia individualių susitikimų, o jeigu nuotoliu, galbūt tik tai tada daryti susitikimus individualius. Iš tiesų, tai aš galvoju, kad bet kokios formos darbo, bendradarbiavimo, jos yra, iš principo panašios. Yra tam tikri niuansai, bet iš principo visos formos yra panašios. Ir žmonėms tiesiog ta prasme, ar dirbant gyvai, ar dirbant nuotoliu, individualų susitikimai reikalingi. Ar jie vyks tokie, susėdus ten po pusę valandos, ar kažkokie trumpesni, ar kaip tik ilgesni, kaip juos bepavadinsim, jie vyks ir ten svarbiausia yra turinys, ką mes įdedam į tą. Ir jeigu žmogus dirba nuotoliu, mes įdedam turinį daugiau apie tą buvimą nuotoliu. Jeigu žmogus dirba gyvai, mes daugiau įdedam turinio apie tą buvimą gyvai. Ne? Tai aš kažkaip labai taip atskirti kažkokių tai dalykų nesu linkusi. Aišku, galima bandyti, bet nes iš principo mes vis viena tai yra darbas su žmogum. O žmogaus ta prigimtis, jinai nesikeičia nuo to, ar mes dirbam nuotoliu, ar mes vienokią formą susitikimus darom, ar kitokią formą. Tai tiesiog toksai trumpas pasvarstymas apie tai, kaip galima padaryti. Ne? Kai kalbam apie komunikaciją, ko paklausti, tai iš tikrųjų tai yra laikas skirtas aptarti, kas gali būti geriau mūsų komandoje, kaip mes komunikuojam, kaip mes suprantam vieni kitus. Ir klausimai galėtų būti tokie, ar yra ką vertėtų mums čia aptarti kaip komandai, pasiaiškinti galbūt iš naujo, galbūt kažkokie tai neaiškumai kilo, gal tu kažko nesupratai. Ir va čia yra ta saugi aplinka, nes kartais, žinot, žmonės
viešai, pavyzdžiui, vyksta susirinkimas, kažkas kažką pakalbėjo ir viešai žmogui galbūt nepatogu prisipažinti, kad jis kažko nesuprato. Bet individualus susitikimas yra kaip tik ta vieta, kurioje mes galime saugiai aptarti, kad, aš ten nesupratau iki galo, gal mes galim pasiaiškinti kartu dabar čia ne viešai, ne kažkaip prie komandos, o su tavim. Ne? Leisti pasidalinti žmonėms, klausimas, ar yra kas nors, ko norėtum pasidalinti, kas kelia stresą, kas komandoje ir taip toliau ir panašiai. Kaip galime gerinti komunikaciją komandoje, kaip galime gerinti komunikaciją tarp tavęs ir manęs, kas tenais galėtų būti geriau, kas tau tinka, kas tau aišku, kas tau neaišku ir taip toliau. Ir vėlgi kiekviename šitame klausime mes galime eiti vis gilin. Matau, kad ateina klausimai, tai galbūt aš tada pabaigsiu ir po to pabandysiu juos pasižiūrėti. Nebent yra kažkas tokio konkrečiai su dabar šnekamu dalyku susiję. Ir darbas, tikslai, projektų eiga, detalės. Aišku, šitą temą vis dėlto rekomenduojama nukelti į individualaus susitikimo, vadinkim tai, pabaigą ir skirti tą laiką pasiplanavimui, kaip aš veiksiu toliau, gal ne tiek apžvalgai, bet kas toliau, skirti nedaugiau kaip ketvirtadalį laiko. Ir tai yra ta tema, kuri iš tikrųjų, jeigu mes užstrigome su kitom temom, jeigu užtrukome tenais ilgiau, tai šitą temą galima nukelti į kitą susitikimą, nes iš tiesų, apie darbus galbūt iš tiesų mes pasišnekam ir nebūtinai vien tik tai per individualų susitikimą. Ne, galbūt kažkokiuose susirinkimuose arba dar kažkur tai kažkokie tai sistemose aš galiu pamatyti rezultatus arba tiesiog susirašyti kažkokius tai planus ir taip toliau ir panašiai. Tai yra svarbu apkalbėti, bet iš principo svarbiau yra pirmos 3 dalys negu šita. Ne? Tai ypač, ta prasme, svarbiau, darbas aišku yra svarbu, bet svarbiau pirmos 3 dalys būtent individualių susitikimų kontekste. Tai ko paklausti, kaip atrodytų ideali tavo darbo diena, pavyzdžiui, galima pakalbėti, ne? Kaip atrodytų, ką tu norėtum veikti, kam daugiausiai išnaudoji laiko, kodėl tenais užstrigai, kas tenais tokio vyksta, kaip galvoji išspręsti šitus klausimus, ne? Galų gale galime pasiklausti visada, ką vertingo galime aptarti kitą kartą, lygiai taip pat duoti žmogui pagalvoti gerai, o kas man aktualu ateinant. Nes visiems susitikimams iš principo reikia ruoštis ir ruoštis turėtų abidvi pusės. Ir iš principo mes galime atsižvelgti į darbuotojo pageidavimus, nes tai neturėtų būti toks, viena kryptis aš šoku ir dainuoju, bet iš tiesų abipusę naudą, kiek žmogus mato naudos tuose susitikimuose ir galbūt ką galime pakeisti, kad žmogus daugiau matytų naudos iš to individualaus susitikimo. Aišku, gali būti pradžioje, kad tiesiog sulauksite sakymų, tai didžiausia nauda, kad jų nebūtų, bet čia jau vis dėlto reiškia žmogus vis dėlto neatsivėrė iki galo ir tiesiog reikia kartais pagalvoti, kad o kodėl jisai toksai užsidaręs, gal jis nesijaučia saugiai, gal jisai nepasitikė, gal buvo kažkokie tai faktai, nežinau, anksčiau kažką pasakė, kažkur ne ten panaudojom, ne taip įvertinom ar kažkaip tai ne taip pašnekėjom. Ir, kartais reikia atsukti tą juostelę atgal ir tiesiog pasikalbėti, o kas vyksta, bet aš noriu žinot, man įdomu, man smalsu, bet tu kažkodėl tai nenori dalintis, tai kas yra, kaip mums šitą klausimą išspręsti. Ir pati pradžia, kartais, žinot, irgi naudinga kažkaip tai vis kitaip pradėti tą susitikimą, nes taip atrodo, tai čia irgi vienam seminare neseniai klausė, sakė, tai klausykit, aš jau nebesugalvoju, kaip man dar, tai vis klausiu, kaip tau sekasi, kaip gyveni, paklausiu, kaip nuotaika ir sako, viskas, klausimai baigėsi. Tai iš tikrųjų jo, tai čia tiesiog tokių icebreakerių, pavadinkime, pavyzdžiai, aš jų neskaitysiu, bet iš tikrųjų jūs rasite prezentacijoje, galite pasibandyti ir kartais tokie klausimai ne į temą, pavadinkim taip, ne į temą, jie, žinote, duoda tokį, toksai, atėjau lyg ir šnekėtis čia apie reikalus, iš tikrųjų manęs klausė, apie ką svajoji.
ir toks truputėlį lengvas išmušimas iš vėžių, bet iš kitos pusės jisai sukuria tokią, tokį truputėlį užturbinantį jausmą ir žmogus iš principo pradeda šnekėti apie kažką tai ir tada jam gali lengviau pereiti šnekėti apie tos dalykus, kurie yra iš tikrųjų svarbus. Tai, iš kitos pusės, tai tokie klausimai į šoną truputėlį, jie leidžia labiau pažinti žmogų, leidžia labiau pajausti, kuo jisai gyvena, koks jis yra, kur jo yra stiprybės, nežinau, ką galima panaudoti darbinėje aplinkoje ir taip toliau ir panašiai. Tai čia klausimų nesibaigiantis sąrašas gali būti, čia tiesiog jums kaip pasiūlymas tokio pradiniam pamastymui, o kaipgi galima būtų pradėti visą tai. Ne? Ir dar keli patarimai, gyvam ir nuotoliniam susitikimai. Gyvam susitikimai, kas yra svarbu iš tikrųjų, tai paskirti konkretų reguliarų laiką. Iš tikrųjų, individualūs susitikimai turėtų vykti reguliariai. Jie turėtų būti suplanuoti, bent jau, nežinau, pusmečių į priekį. Ir iš tiesų jie turėtų turėti prioritetinį, vadinkim taip, statusą. Ką tai reiškia? Labai dažnai būna, žinot, klausia, tai paskyrėm, bet žinai ten, tai ten susitikimas su klientu, tai ten dar kažkas tai nutiko, tai ten dar kažkas tai ir nusikėlė, paskui ir užgeso visi tie susitikimai. Tai iš tiesų jie turėtų turėti prioritetinį statusą, tai reiškia, kad jeigu yra individualus susitikimas, tai nei aš neplanuoju susitikimų kaip darbuotojas neplanuoju susitikimų su klientais arba dar kažko tai, nes tai yra mano laikas su vadovu. Lygiai taip pat vadovas neplanuoja man kažkokių tai. Ir lygiai taip pat komanda žino, kad čia mes, šitas laikas yra toksai, kad jis yra svarbus tam žmogui ir jisai neturėtų būti judinamas. Jau labai kritiniu atveju galima būtų kažkaip tai paslinkti, perkelti, bet tai neturėtų tapti tokį, rutina. Tai nukelkim, tai šities pokalbis šiandien svarbu, tai galim nukelti. Ne? Prioritetas, nes tai yra vadovo dėmesio laikas darbuotojai. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Nes, tokį išgrynintą dėmesį tikrai ne kasdieną ir ne kiekvieną minutę skiriame savo žmonėms. Turėti dienotvarkę, tokį planelį, bent jau minimalų kažkokį tai, apie ką aš kalbėsiu, ko paklausiu, ką noriu sužinoti, bet iš tikrųjų svarbu išsaugoti lankstumą, kad jeigu ten kažkas tai vyksta, kažkuris vienas klausimas pasirodo svarbesnis, tai mes prie to klausimo apsistojam daugiau ir tada tas planas ten nebūtinai jau taip griežtai, žinote, ten suvarnioti, ką mes čia turime nuveikti. Susiderinti galima lūkesčius iš anksto, tai reiškia paskatinti, pasiruošti truputėlį iš anksto ir duoti tokį, ką tu norėtum pakalbėti, ką aš norėčiau pakalbėti, ką mes turime pasiruošti atėję. Ir ateiti pasiruošus, tai čia galioja abiem pusėm, ypatingai jeigu mes tarėmės iš anksto, ką kalbėsime. Tai, kad žmogus, neteitų, tai žinot, toks, kaip iš dangaus nukritęs, kad jisai šiek tiek pagalvotų apie tai, kas šiandien vyks ir ką čia mums reikia, ką jisai nori pasakyti galų gale. Teisingai pasirinkti erdvę, jinai turėtų būti be trikdžių, kažkokių tai neturėtų, žinot. Čia turbūt jau klasika, visiškai čia gal daug labai net nereikia apsistoti, neturėtų būti bendroj salėje, neturėtų ten kažkas tai mūsų trukdyti, tiesiog susėsti. Tarp kitko, erdvę galima kartais individualiems susitikimams labai išradingai žmonės dabar išnaudoja, eina pasivaikščioti, eina kažkur tai iš viso į neutralią kažkokią tai aplinką, kur galima susėsti ir taip truputėlį laisviau pasikalbėti. Čia jau fantazijos reikalas, bet svarbu, kad galima būtų netrukdomai pasikalbėti ir skirti tą laiką, tą visą dėmesį būtent darbuotojui. Kontroliuoti susitikimo laiką, jeigu yra sutarta pusę valandos arba ten valanda, tai vis dėlto tai neturėtų viršyti. Trumpiau gali būti, bet jau jeigu labai ilgai, tai galbūt tada verta tartis, žiūrėk. Aš matau, kad mes su šito klausimu užtrukome, tai galbūt čia darom pauzę, pagalvojam, ką mes norim kitą kartą perkelti ir pagalvojam, kaip mes kitą kartą, nuo ko vėl pradėsime ir ką mes norime pasiekti ir kaip kitą kartą efektyviau šitą temą pakalbėsim.
Ir pabaigti aptarimu, o ką išsinešam, kas patiko, kas nepatiko, ką aktualu perkelti kitą kartą, arba galbūt ką kitą kartą verta daryti kitaip. Ir žiūrėkit, ir čia toksai paradoksas, aš šalia dedu nuotolinį susitikimą ir iš principo, labai smarkiai kaip ir nesiskiria nuo to gyvo susitikimo, galbūt keli niuansai, grinai techniniai dalykai, ne? Tai vat patogumas darbuotojai, ar iš tikrųjų, ar nėra kažkaip tai ten važiuoja kažkur, tai ar nėra kažkoks tai laikas, kurį jisai turi skirti kažkam kitam. Taisyklės dienotvarkės tas pats, lankstumas, suderinti lūkesčius iš anksto tas pats, ateiti pasiruošus. Čia gal prisideda tas techniškas pasiruošimas, ne? Vėlgi, kad būtų galimybė, vienas dalykas, kad veikstų visi prietaisai, kad būtų galimybė individualiam susitikime dalyvauti įsijungus kameras, tiesiog, kad ir žmogus turėtų galimybę ir vadovas, kad nevyktų kažkokie tai trukdžiai, nes kol ten mes susireguliuojam, žiūrėk, čia tos pusę valandos ir nebėra ką šnekėti, o mes čia tvarkėme kažkokius techninius dalykus. Ne? Vėlgi, erdvė ir priemonės lygiai taip pat, žiūrėkit, turim pasirinkti erdvę. Aš šnekėdama nuotolį, aš gal irgi turiu pagalvoti apie tai, o kas man yra už nugaros ir ar nėra ten kažkokių trukdžių, arba nėra dėmesio blaškytojų, kad aš galėčiau ramiai bendrauti ir kad žmogui irgi dėmesio neblaškytų, arba ten triukšmo kažkokio nebūtų, arba pašalinių kažkokių garsų. Jeigu aš sėdžiu kokioje kavinėje, jau čia viskas ūžia ir darbuotojas negali manęs girdėti. Tai grinai dar tokie techniniai dalykai. Kontroliuoti laiką, pabaigti aptarimą, kaip ir, sakyčiau, praktiškai tas pats. Tai vėlgi, gal pasikartosiu, svarbu, kokį turinį mes įdedam, o kad jie reikalingi ir gyvai dirbantiems žmonėms, taip skamba truputėlį, aišku, ir nuotoliniu būdu dirbantiems žmonėms, tai, man atrodo, čia yra toks, jau praktiškai tampa savaime suprantamas dalykas, bet aišku, dar reikia kartais tiesiog pagalvoti apie tai, o kaip mes galime tai padaryti efektyviai. Tai va tiek žinių iš manęs. Tai dabar žiūriu į Aušrą, ar mes į klausimus atsakinėm, ar dabar duodam... O Jūratė, aš vis dėlto noriu paklausti dar pačios. Vat vis tiek teko skaityti, gal daugiau literatūroje, užsienio, kad, apie tos nuotolinius pokalbius tai yra niuansų, kad, pavyzdžiui, kalbam apie tai, kad ypač gerokai sunkiau žmogų prakalbinti, sukurti tą jaukumą ir taip toliau. Tai ar turite kažkokių patarimų čia šitoj vietoje, kad sukurti tą atviresnį bendravimą? Jo, tai aišku, kad sunku ypatingai pačioj pradžioj. Jeigu tai jau yra tapę, vadinkim taip, rutina, tie individualūs susitikimai, tai jie iš tikrųjų, netgi žmonės ateina, jie laukia, jie būna pasiruošę. Aš pati aš kai dirbau prieš OVC, iš tikrųjų kitoje įmonėje pakankamai ilgai, mes jau kokius 5 metus buvom pradėję, prieš 5 metus, tiksliau, jeigu iš dabartinės perspektyvos žiūrėti, prieš kokius 10 taip metų pradėjom taikyti individualius susitikimus. Ir kai tai tampa rutina, tai su kuo susidūriau, kad žmonės jau patys ateina su tokiais klausimais. Dabar kaip prakalbinti? Tai vėlgi, klausiam pradžioj apie tai, kas svarbu. Galim duoti patiems pasisakyti. Kartais būna taip, žinot, kad, užduodi klausimą, sėdi žmogus tyli. Ir tada reikia kantrybės ir išlaukti, ir kartais reikia, paklausti, žiūrėk. Tas atvirumas, toksai, nuoširdumas gal, kad, aš čia neformaliai darau, ne todėl, kad man liepia personalas kažkaip čia veikti. Todėl, kad man iš tikrųjų yra nuoširdumas iš vadovo pusės, tai tas prakalbinimas jisai ateina. Gal ne iš pirmo karto, gal iš antro, gal iš trečio, bet jis ateina. Būna, tai ką, šį techninis žmogus, tai ką man čia daug šnekėti čia apie kažkokią motyvaciją. Ne, pašnekam. Tu vis tiek, man tai yra svarbu. Tyli, apie ką tyli? Žiūrėk, mes vis vieną paskiriam šitą laiką ir aš sėdėsiu, lauksiu, kol tu patylėsi, sugalvosi. O gal iš tikrųjų žmogui kartais reikia patylėti ir pagalvoti, gal jisai tylėdamas ne tiesiog užsiblokant, bet gal jisai galvoja intensyviai, o jeigu nėra pratęs dažnai galvoti, gal jam tas procesas kol įsijungia. Tai, nežinau, aš galvoju, Jurga galbūt dalinsis, gal irgi susidūrusi su tokiam situacijom. Man kažkaip atrodo, kad kai eini su nuoširdumu,
su to tokiu, savo atvirumu ir paaiškini, kodėl mes čia susitikę, duodi tą prasme, tai ateina tas atvirumas, ne iš karto, galų galia tos klausimus pradžios pakalbėti apie orą, apie bites, apie kažką iš šono, tas irgi prakalbina. O jau kai pradedi šnekėti, jau paskiau kažkaip ir šnekasi. Ok, gerai. Tai nežinau, tai Aušra, tai mes dabar ar duodam Jurgai, ar aš prabėgu klausimus greitoje būdu? Kol kas klausimų labai nedaug, gal ir galim juos aptarti, kad ramiai Jurga paskui iš savo perspektyvos galės pakomentuoti. Jo, gerai. Ką manote apie darbo rezultatą aptarimą per 1:1? Jo, šiaip iš tikrųjų kažkiek tam rezultato aptarimui galime skirti, bet aš siūlyčiau galbūt labiau nesikoncentruoti į rezultatą. Mes rezultatus matom iš tiesų. Dažniausiai tai būna kažkas, nežinau, ar sistemos, ar dar kažkas. Jeigu kažkas tai yra labai svarbaus, galbūt ten projektas kažkoks tai aptartas ar dar kažkas, tai, tai taip. Iš kitos pusės darbo rezultato aptarimui mes turime tos pusmetinius, ten metinius, nors dabar jau kalbama, kad jeigu iš tikrųjų reguliariai vyksta individualūs susitikimai, tai realiai ketvirtiniai, pusmetiniai ir metiniai tie vertinimai, jie tampa tokie labiau formalia dalim, tiesiog susipildyti, susižiūrėti procentus visus įvykdymo ir tiek daly. Ir kartais netgi rekomenduojama literatūroje, kad gal jie net nereikalingi. Bet čia kiekvienas, aišku, sprendžia savo. Tai galima tiesiog galima paskirti vieną ar kelis ten tos susitikimus iš tikrųjų aptarti rezultatams, bet vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad kitų susitikimų paskirti kitiems dalykams, kad tai nebūtų vien tik apie rezultatus. Ar dirbant nuotoliu reikėtų 1:1 daryti dažniau? Aš galvoju, kad taip. Idealus formatas 1 kartą per savaitę. Toks idealus. Jau kasdieną galbūt nereikėtų daryti, toks dažniausias 1:1 kas savaitę. Šiaip, kiek žinau, daugelis daro kas 2 savaitės. Tai vėlgi, žiūrint į užimtumą žmogaus, tai neturėtų virsti kažkokią, prievolę ir ten darbo po darbo, kad aš ten paskiau naktį turėsiu dirbti vien todėl, kad man čia labai daug tų individualių susitikimų, bet iš tikrųjų, bet reikėtų daryti šiek tiek dažniau negu gyvai, nors iš principo galima ir taip pat. Ar turite paruošimų klausimų žmonėms, kurie atsako į klausimą vienu žodžiu, viskas gerai? Jo, tai pagrindinis dalykas, tada jeigu sako viskas gerai, tai klausim, o kas konkrečiai? O gali pasidalinti pavyzdžiais? Žiūrėk, man įdomu sužinoti. Ta prasme, aš palauksiu, kol tu sugalvosi, mes pasėdėsim. Ir žinokit, kartais ta tyla iš vadovo pusės, irgi yra labai stiprus toksai įrankis. Aš užduodu klausimą ir aš turiu išlaukti atsakymą. Čia gal pagrindinis dalykas. Ne, aš turiu išlaukti atsakymo, nes jeigu aš neišlaukiu, aš vėl kitą klausimą sakau, vėl dar kažką, tai taip ir gaunasi toks monologas truputėlį ir darbuotojas galbūt iš tikrųjų galvoja. Bet bandyti prakalbinti, o tai kas konkrečiai, kas tavo galvoja. Tai gerai, o kas gerai? O kas konkrečiai, o kas geriau, kas blogiau? Žiūrėk, kokių pavyzdžių gali pasakyti? O aš noriu sužinoti apie kažkokias tai detalės. Gal gali man detalių papasakot apie tą gerumą, pavadinkime. Tiesiog už to žodžio tada truputėlį taip užsikabinam ir bandom jį praplėsti, įlysti giliau. Jei yra komandos tielas ir skyriaus vadovas, ar reikia pokalbių ir su skyriaus vadovu, ar užtenka tielo? Aš manau, kad tiesioginis vadovas turėtų, ta prasme, tielas, nežinau, kiek jis yra oficialus, žinot, įvairiose įmonėse būna įvairiai, kad team lyderiai būna oficialūs arba būna tiesiog toks, truputėlį vadovas. Tai čia yra susitarimo klausimas, bet aš manau, kad vienas kažkuris tai vadovas turėtų vesti. Tai kuris arčiau yra, kuris daugiau ten pažįsta žmogų, tai tas ir turėtų tuos individualius susitikimus pravedinėti. Kuris daugiau dirba su to žmogu. Jeigu tielas yra tiesiog, šiaip šalia, tai galbūt tada ne tiek, tada turėtų dalyvauti skyriaus vadovas, bet jau jeigu skyriaus vadovas dalyvauja, tai tada tielui nereikia. Aš galbūt labiau kviesčiau tielams įsitraukti.
Nes tai yra arčiau, tai yra tas toks jautresnis ryšys. Ok, tai klausimų kol kas tiek. Na ir turbūt pakviečiam tada Jurgą, ar ne? Jo. Taip, tai sveiki visi. Esu Jurga iš Kauno miesto poliklinikos, labai malonu būti pakviestai, dalyvauti ir pasidalinti patirtim. Tiesą sakant, iš pradžių gavusi tą kvietimą, tai tokią gavau nerimo dozę, nes galvoju, skambinau, iš tikrųjų sakiau, palaukit, tai mes dar tik tai šitam vystymo procese, mes dar einame į tos pokalbius, dar mokomės, tai kokia čia patirtis, kokia čia nuomonė, bet iš tikrųjų tai paskui pergalvojau, turbūt ta didžiausia patirtis ir ateina tada, kada pradedi tą projektą, kada tu jį vystai ir neišvengiamai kažkur klysti, kažkur kaip tik netikėtai patiri pergalės ten, kur negalvojai, kad jos gali būti ir turbūt tuom ir labiausiai verta pasidalinti. Tai pirmiausia, truputėlį apie kontekstą, apie pačią Kauno miesto polikliniką. Tai veiklą mes pradėjom palyginus neseniai, 18 metais, tada, kada buvo sujungtos 5 didžiosios Kauno miesto poliklinikos. Na ir tapom ne tik didžiausia Kaune, bet ir visoje Lietuvoje ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą. Turim 1600 darbuotojų ir turim 13 skirtingų geografinių lokacijų Kauno mieste. Na ir natūralu, kad susiduriam su tam tikrais iššūkiais. Tuo labiau, kad visą krūvą iššūkių mums pateikia ir pati sistema, kurioje dirbam, tai yra sveikatos priežiūra. Iš tikrųjų, jinai labai tokia neimli naujovėms, sakyčiau, statiška. Darbuotojai dėja, bet iš tikrųjų sveikatos priežiūros darbuotojai yra menkai įsitraukę ir sunkiai įtraukiami. Iš tikrųjų, galbūt tai sąlygoja, kad didžioji dalis dirba, dėja, tai yra normalu dirbti 2, 3, 4 darbovietėse ir tada, aišku, save labai sunku identifikuoti su tam tikrų darbdavių. Vadovai mūsų irgi dažniausiai didesnį dėmesį skiria savo, profesijos profesionalumui vystyti, sakykime, gydytojo veiklai. O tas vadovavimas yra kažkur tarp visų kitų darbų ir tarsi jam labai daug dėmesio nereikėtų skirti jų nuomonę. Taip pat iš tikrųjų turime ir tą pervargimą vėlgi visos sistemos ir perdegimą, apie kurį kalbama labai daug. Bet nežiūrint viso to, su Kauno miesto poliklinika iš pat pradžių turėjom tokį labai ambicingą tikslą tapti geriausių pasirinkimų Kaune tiek pacientui, tiek darbuotojui. Išsigryninom vertybės, susidėliojom strateginius planus ir tada kas toliau, kaip su tuo ateiti iki mūsų žmonių, iki mūsų darbuotojų. Ir rinkomės iš visos paletės vadybos valdymo įrankių. Ir vienas iš jų, apie ką ir šiandien su jumis dalinuosi, tai nusprendėme, kad reikalingi mums pokalbiai, veiklos pokalbiai su darbuotojais, kas vėlgi sveikatos priežiūros įstaigose tokia yra naujovė. Naujovė, jinai yra netgi yra ir ministro reglamentuoti tie pokalbiai, bet mes sau leidome šiek tiek nukrypti ir pasirinkti savo kelią. Taigi, apsisprendus, kad mes jau pradėsime vykdyti tos pokalbius, pirmas darbas ir pats svarbiausias darbas, ir iš tikrųjų ir Jūratės pranešime nesykį išgirdau, prieš pradedant kalbėti reikia mokytis kalbėti. Ir atrodo, mokame kalbėti visi, bet toli gražu ne. Ir pirmąjį ratą, pirmaisiais metais mes startavome tik tai su vadovais, nežinoma, startuoti su visų 1600 darbuotojų, tai būtų visiškai savęs pasmerkimas nesėkmė ir vargu, ar kas ryžtųsi tokiai avantūrai.
Ir pirmaisiais metais, kaip tik pasikvietėme mūsų partnerius OVC Consulting ir pradėjome mokymus, susodinome visus vadovus už mokymo stalo. Ir čia iš tikrųjų net ir tarp top vadovų nuomonė buvo ta, o kodėl reikia kalbėtis? Tai palaukit, mes kiekvieną dieną susitinku koridoriuje. Tai ką pasakysiu? O man kaip šito projekto proceso vadovai, tai turbūt pati baisiausia ir tokia grėsmingiausia pastaba atrodė, kad įmonė X dirbu, veikia šitą sistemą, bet žinokit, visiškai neveikia. Mes ten kryžiukus, taškiukus užsidedam ir viskas. Tai ta baimė, kad tapsim iš įmonės X įmonė Y, kurio irgi viskas neveikia, tai buvo labai didelė. Todėl aš su komanda nusprendėm, kad netgi prieš mokantis, kaip kalbėtis, labai svarbu suprasti, kodėl reikia kalbėtis. Ir pats pirmas darbas buvo užnorinti vadovus kalbėti, parodant naudas, aiškinant skirtumus tarp pokalbio koridoriuje ir struktūruoto pokalbio pasirinktoje vietoje ir su tam skirtu specialiai laiku. Iš tikrųjų, beveik šokom ir dainavom, kad jie mumis patikėtų. Ir prieš pirmus pokalbius iš tikrųjų, tai formaliai, tai mechaniniai pusiai, sakykime, kaip formuluoti, kaip patį pokalbį vesti, kaip formuluoti tam tikras užduotis, kaip išgirsti darbuotoją. Tam net skyrėme dėmesio, bet skyrėme mažiau. Tikrai akcentavomės į klausimą, kodėl. Ar pavyko jos užnorinti? Aš manau, kad dalinai pavyko. Tas noras, toj pratęsiu, jisai atėjo turbūt vėliau, bet išleidome į tuos pirmus pokalbius ir tie pirmieji pokalbiai iš tikrųjų buvo labai nejaukus, daug kas tokius atsiliepimus davė, nes, atrodo, dirbu su žmogumi 10 metų, nes pas mus iš tikrųjų kaita yra pakankamai maža ir turim daug darbuotojų, kur ir 10 ir 20 metų dirbam kartu. Ir vieną dieną mes staiga patenkam į pokalbį, sėdime kambaryje, žiūrime vienas į kitą ir turime susidėlioti tam tikrus tarpusavio dalykus. Tai to nejaukumo ir vėlgi vienas kitą puikiai pažįstame, bet kažkodėl einame drebėdami. Ir kas juokingiausia, kad dreba abu. Ir vadovas dreba, ir dreba pavaldinys, ir dar net nežinia, kuriam iš tikrųjų yra baisiau. Žinoma, klydom ir tose, kaip sakau, tose dalykuose, ir pačiame pokalbio vedime, ir ten užduočių formavime. Žodžiu, buvo tų klaidų, bet pirmus metus aš priėmiau ir mes visa komanda priėmėm tokius kaip projektinius, kaip mokymosi ir tiesiog pasidaryti išvadas. Ir todėl į antrus mokymus mes jau susirinkom visai kitoj nuotaikoj, visai kitokiame supratime, nes turbūt visgi geriausiai mokaisi iš klaidų. Tai turėjome labai konkrečius klausimus. Ir čia jau daug mažiau buvo to klausimo, o kodėl to reikia, mes ir taip gerai pasišnekam. Netgi ir iš tų pirmųjų tokių netobulų pokalbių žmonės pradėjo suprasti naudą. Bet labai gerai skirti laiko vienas kitam, labai geras momentas ištransliuoti, ko tikimės, galiausiai kokie mūsų visos organizacijos tikslai, kokios mūsų vertybės, nes mes iš tikrųjų ir tam daug dėmesio skiriam. Taip, kad antrieji metai ir antrieji tie pokalbiai, nes mes esame per didelė įstaiga ir dėja negalim sau leisti tų pokalbių kas savaitę ir netgi kas mėnesį, nors iš tikrųjų labai skatinam vadovus, bet tokie mini pokalbiai, iš tikrųjų jie turėtų bent į mėnesį kartą įvykti, nebūtinai jiems skiriant valandą ir nebūtinai turint tokią griežtą struktūrą ir planą. Bet tokie jau struktūruoti ir tikrai skiriant daug vienas kitam dėmesio, pas mus vyksta 2-3 kartus į metus. Vėliau iš tikrųjų tie pokalbiai jie gerėjo ir
dabar jau mes tenais nardome ir elgsenose, ir iš tikrųjų vertybėse per elgsenas, nes tai labai svarbu mūsų nuomonė tam tikrus kultūrinius taškus ir bendrą suvokimą mums formuojant. Taigi, kokius mes kėlėme uždavinius prieš pradėdami pokalbius ir ar mums jos pavyko įgyvendinti. Tai uždaviniai buvo tokie, kad komunikuoti mūsų strateginius tikslus, gerinti mūsų veiklos efektyvumą, būtinai stiprinti mūsų grįžtamąjį ryšį. Šitas turbūt galbūt net turėtų būti pirmoje vietoje ir dėliotis mūsų ugdymo poreikius ir mūsų ugdymo planus. Ir visus šitus tikslus mums pavyko pasiekti jau dabar, dar sakykime, tik esant procese ir tik šiais metais mums einant jau iki visų darbuotojų, iki visų lygmenų darbuotojų. Ir koks būtų patarimas iš tikrųjų neskubėti ir negalvoti, kad viskas pavyks labai greitai ir labai didelį dėmesį skirsti iš pradžių užnorinant ir išaiškinant, kodėl tai reikalinga, nes tik tai jeigu vadovas norės kalbėtis, jeigu vadovas matys tame prasmę, tas pokalbis įvyks. Priešingu atveju įmonės X ar Y likimas turbūt neišvengiamas. Tai tiek labai trumpai. Jūrate, gal iš savo pusės galite pakomentuoti, vis tiek susidūrus, kaip jūs matėte? Tai ta prasme visiškai jo tokia, sakyčiau, jo klasikinė situacija ir jūs labai teisingai, jūsų tikrai labai teisingas kelias buvo pasirinktas būtent tas atsakymas į klausimą pirmoje eilėje, kodėl to reikia. Ir vat, kaip jūs ir sakote, jeigu vadovas pats žino, kodėl to reikia, jeigu jisai žino galų gale, kaip tai daryti, tie mokymai arba tiesiog pačiam savo susidėliojimas, ne? Bet va tas pagrindinis, kodėl man to reikia, ką aš iš to turiu, kokią naudą turiu aš, kokią naudą turi darbuotojas. Ir paskiau lygiai taip pat pradėti tos pokalbius galima, lygiai taip pat atsakymus, pirmoje eilėje pradedant, kaip jūs sakot, jeigu niekada nevyko, susitinkam su darbuotoju, visi abidvi pusės bijo. Klasika visiškai, mes bijom savų, mes tokių tarp savų bijom truputėlį pasirodyti, ne kaip ir ta baimė yra, tai tiesiog iš karto nuo pirmų dienų susitarti ir susitarti, pasiaiškinti tarpusavį vadovui su darbuotoju ar aukštesniam vadovui su žemesniu vadovu. O kodėl mes čia susitikinėjom? Žiūrėk, čia ten ne kontrolė kažkokia, ne ten kažkoks ten tavo, filmavimas arba ten, bandymas kažkaip čia tave paveikti, ne. Man įdomu ir mes turime, mes planuojam, mes iš to tu turėsi tokią naudą, aš turėsiu tokią naudą ir pasišnekam apie tai, kad galėtumėm abudu veikti sėkmingiau. Čia jums, matau, klausimas yra, Jurga, ar nuotoliniu būdu vyksta, ar gyvai šitie susitikimai? Tarp kitko, pirmieji mūsų pokalbiai nemaža dalis vyko nuotoliniu būdu, nes dar buvo tie aršieji COVID metai. Tai iš tikrųjų taisyklės galioja tiek nuotoliniam, tiek gyvam pokalbiui tos pačios ir sakykime, vadovai neišskyrė, kad tie nuotoliniai pokalbiai būtų buvę kažkuom labai ypatingi, kitokie ar sunkesni. Dabar iš tikrųjų vyksta gyvi pokalbiai. Gyvi. Jo, šiaip man iš patirties irgi bendraujant su įvairiom įmonėm, tai iš tiesų prioritetą vis dėlto žmonės, labiau mėgsta ir labiau vertina gyvus susitikimus. Bent jau tiek, kiek aš girdžiu. Kodėl? Todėl, kad vienas dalykas iš tikrųjų lengviau koncentruoti dėmesį į tos dalykus ir tu matai žmogų, tu su juo susitinki, ten kūno kalba prisideda. Ta prasme, galų gale šiaip pajauti, kad jis iš tikrųjų čia, o ne kažkur ten, žinot, kompiuterė galbūt žiūri į kamerą, bet iš tikrųjų gal tenais laikraštį skaitau, Delfi atsidaręs dar šalia.
Ir iš to paskui gaunasi toks atsakymas, taip, ne, nežinau, nelysk. Jo, tai tos gyvus kažkaip prioritetizuoja žmonės, bet iš tikrųjų, aišku, būna, kur ypatingai nuotolinės komandos, aš turiu omeny, pavyzdžiui, būna įmonės, kur dirba kitose net valstybėse arba ten kitose miestuose ir reikia tuos susitikimus daryti, tai aišku, kad nevažiuosi dėl pusvalandžio susitikimo iš Klaipėdos į Vilnių arba atvirkščiai, tai tada, žinoma, kad nuotoliniai, tiesiog reikia turėti omeny, kad nuotoliniai truputėlį labiau vargina ir galbūt reikalauja labiau įtraukti žmogų į pokalbį. Ta prasme, būti tikram, kad jisai čia su manim ir kad mes iš tikrųjų bendraujam, o ne jis kažkur tai nukrypęs toliau. Labadiena, ar apibendrinti pokalbių rezultatai turėtų būti perduodami aukštesnio lygio vadovams, pavyzdžiui, padalinio, ar visgi turi likti tarp mūsų? Geras klausimas iš tiesų, čia aš dabar taip pagal klasiką. Geras klausimas, kitas klausimas, ne, juokauju. Šiaip iš tiesų yra dalykai, kurie turi likti tarp jūsų. Iš kitos pusės, jeigu yra kažkokie tai klausimai, kuriuos, nežinau, darbuotojas kelia arba jums reikia jūsų vadovo pagalbos, tai aišku, kad tada reikėtų juos perdavinėti. Trečias dalykas, aukštesnis vadovas, jisai, aš galvoju, turėtų turėti tokį, kaip čia pasakyti, bendrą vaizdą. Nereikia ten sėdėti ir perpasakoti visko, jokiais būdais ne. Bet bendrą tą nuotaiką pajausti, aukštesnis vadovas, aišku, turėtų. Tai galima su aukštesniuoju vadovu aptarti, kad, ten, ta prasme, kokia kryptim viskas vyksta, kaip čia mums sekasi apskritai tos pokalbius, kiek mes esame ten juose atviri, kiek mes ten pasišnekam, iš tikrųjų, kiek aš jaučiu žmonių pulsą. Bet iš esmės, tam jau tiesioginiam vadovui vis dėlto tai yra jo atsakomybė daugiau su žmonėm susirikiuoti tos dalykus ir ypatingai, jeigu yra kažkokie tai, nežinau, tokie jautresni, intimesni klausimai, tai šito tikrai nereikėtų nešti. Tas turėtų likti tarp jūsų. Tai kuria iš tikrųjų tokį pasitikėjimą ir artumą galbūt vadinkim taip jausmą. Ne? Jeigu skyriaus vadovas turi, tarkim, 30 darbuotojų, yra 5 aktyvūs komandų lyderiai, tai ir vadovas apskritai turėtų individualius pokalbius su visais darbuotojais. Jeigu taip, kaip dažnai užtenka metinio pokalbio. Ar užtenka? Jo, tai žiūrėkit, tai čia labai panašus klausimas, kaip ir prieš tai buvo, ar tielas, ar padalinio vadovas. Ne? Tai jeigu yra team lyderiai tie vadinami ir jie iš tikrųjų mes galime juos įgalioti, nes su 30 darbuotojų vadovui iš tikrųjų yra sunku. Ta prasme, dėmesį visiems 30 skirti yra. Come on. Tai paskaičiuokit, tai jau vien jeigu po valandą skirsim, tai jau 30 valandų, kai savaitė yra 40 darbo valandų, ne? Jeigu taip grubiai skaičiuojant. Jeigu kas savaitę darom, tai vadovas daugiau nieko nedaro, tik susitikinėja su darbuotojais. Tai irgi kažkaip išeina. Ne? Tai aš manau, kad vis dėlto turėtų įgalioti tėvus su savo ten su tom komandom pasišnekėti jau jiems patiems. Ką galėtų vadovas daryti? Kalbėtis su tėvais. Jisai turi 5 komandų vadovus, lyderius ir tada jau užduotis kalbėtis su šitais vadovais. Ta prasme, toksai kaip nusikaskadavimas gaunasi. Vėlgi tai nereiškia, kad su tėvais reikia aptarti, ką jie kalbėjo su darbuotojais, bet su tėvais aptarti, kas aktualu tiems jau team lydams ir kas galbūt kažkokios problemos arba kažkur pagalbos, jeigu reikia, tai aišku, tada gali vadovas prisidėti. Taip, iš esmės efektyviai veikianti komanda, tai negalėtų būti, žinote, vadovas ir 30 arba kaip kartais girdžiu 50 darbuotojų turiu tiesioginiam pavaldume. Tai tiesiog neefektyvu yra, nes negali taip dėmesio savo paskirstyti. Tai šiaip pagal visus, anksčiau sakydavom 15 žmonių maksimum gali būti komandai, kai dar efektyviai veikia, šiandien jau sakome nuo 7 iki 10.
Nes pasaulis greitėja, chaoso daugėja, mūsų dėmesio reikia vis įvairiems dalykams, ta blaška didėja, tai reikia, kad koncentruotis reikia mažesnių komandų. Kalbėjote apie vadovų užnorinimą, one-on-one pokalbį. O kaip užnorinti darbuotojus? Nežinau, Jurga, jūs gal norit kažką pasakyti? Kaip užnorinti darbuotojus? Vienas dalykas, tai žinoma, ir darbuotojams reiktų pasakoti, kas yra tie pokalbiai ir dėl ko jie daromi būtinai. O kitas yra užnorinimo būdas, tai kokybiškas pokalbis iš vadovo pusės. Jeigu iki to laiko atitinkamai dirbsime ir išmokysime vadovą, tai darbuotojas labai greitai pajaus pokalbio naudą. Tai turbūt taip. Jo, tai čia aš pritarčiau pirmoje eilėje iš tikrųjų paaiškinti, kodėl tai vyksta, dėl ko, kokiu tikslu, nes mes kai turime tą atsakymą, kodėl aš čia kažką tai darau. Antras dalykas, ką reikėtų atsiminti, aišku, kad kiekvieno darbuotojo galvoje visada yra šitas kertinis klausimas, galite pabandyti iššifruoti, kas man iš to? Kas man iš to? Tai prieš eidami užnorinti, man šitas žodis, aišku, galbūt jo toks, biškai keistai skambantis, prieš eidami ir paaiškinami, turėtumėt pagalvoti, gerai, o tai kokią naudą darbuotojas turės iš to pokalbio? Ir čia galite vėl prisiminti visą tą patį, kad jisai, visi mes kaip žmonės, mums reikia dėmesio, visiems mums kaip žmonėms reikia, nežinau, įvertinimo, saugumo jausmo, pasitikėjimo, aiškumo. Tai per šitus dalykus ir kiekvienas skirtingas žmogus, jisai kažkur tai deda savo akcentus. Vienam galbūt daugiau saugumo, kitam daugiau dėmesio, trečiam daugiau galbūt šiaip pasikalbėti. Ir atpažįstant žmogų, pradėti nuo to. Tai gerai, žiūrėk, tai, o galų galiau, kaip tu pats matai, kokią naudą galėtum turėti iš to. Pradžioje aš pasakysiu, kaip aš įsivaizduoju, kuo tau galėtų būti naudinga, bet pakalbėkime, kaip tau. Ir kai žmogus žino, tai kas jam iš to, tai jisai gaus dėmesį, jisai gaus pasitikėjimą, jisai galės savo klausimus aptarti, jisai saugiai galės pasišnekėti, galų gale, ta prasme, jisai jausis komandos nariu. Bet čia vėlgi, sakau, skirtingiems žmonėms skirtingi dalykai veža, jeigu taip galima išreikšti, tai reikėtų tiesiog išsiaiškinti ir vienintelis būdas šnekėtis. Niekaip įkalti, niekaip noro negalim, galim tik tais susitarti. Ir pavyzdžiui, jeigu visiškai jau niekaip ne, tai tada galim tartis, žiūrėk, tai pabandom. Nes nepabandęs tu negali žinoti. Čia mes labai dažnai, nelabai dažnai, bet būna žmonių, kur sako, ne, man tai nepavyks, man tai čia nenaudinga. Bet ar tu bandėjai, ar tu žinai, tai tarėmės pabandom šią metų, o tada pažiūrėsiu. Galbūt reikės kažką tai keisti. Kai žmogus turi tokią, truputėlį ir išeiti, kad, čia bandymas, gerai, bandom, gal ir įdomu, kažkam tas suveikia, kažkam kiti dalykai suveikia. Jeigu dar tikrai galite užduoti vieną kitą klausimą. Ir aš galvoju, tiesiog klausant dabar Jūratės, pagalvojau tokį dalyką, kad labai visgi daug kalbama apie tą skirtumą, kaip darbuotojai jaučiasi, ar ne, tie, kurie nuotoliu daugiau dirba ir kurie pasirodo biure yra matomi fiziškai, ar ne, kad tie, kurie nuotoliu vis tiek jaučia didelę tą tokią riziką, čia labiau apie jų jauseną, ar ne, kad jų nematys, nepastebės, juos pamirš, jeigu karjeros galimybės, tai jie liks už borto ir taip toliau. Tai čia turbūt irgi vienas iš tų parodymas, kad tai tavo galimybės save parodyti nuolat reguliariai. Taip, teisingai, 100% pritariu jo. Viena iš galimybių parodyti, iš tikrųjų, sakau, nes patys darbuotojai, tos iššūkius, kuriuos aš pačioj pradžioj vardinau, tai čia yra pačių darbuotojų nuomonė, jų pasakymas, kaip jie jaučiasi. Tai reiškia, reikia žmonėms šito, reiškia, reikia jiems ten, jie suvokia, kad jie nebetenka ten to saugumo jausmo, pasitikėjimas, kad jie augimo nepajaučia ir taip toliau ir panašiai. Tai per šitus dalykus, žiūrėk, aš matau, tu dirbi nuotoliu ir kaip ar jautiesi augantis. Tai ir skirsim šitus pokalbius apie tai pasikalbėti, šitą visą procesą. Tai tada žmogus galbūt jisai truputėlį iš kito kampo, toks iš savo tas varpinės pažiūrėjimas. Vienas klausimas, ar pokalbius reikėtų skirti tik darbinėms temams, ar reiktų galima teirautis, kaip jam apskritai gyvenime sekasi.
Nu jo, aš manau, kad neįmanoma turbūt atskirti, va čia griežtai darbas, čia griežtai gyvenimas, nes darbas irgi yra gyvenimo dalis, pavadinkim taip. Manau, kad didesnę dalį koncentruoti vis dėlto reikėtų į darbinės situacijas ir į tai, kaip žmogus darbė, nes vis dėlto mes susirinkom dirbti. Iš kitos pusės, kartais gyvenimiškos situacijos, jos daro įtaką, tai kaip mes jaučiamės darbe, kaip mes ten galime gyventi. Tai tas nukrypimas, jisai visai galimas, tik tai nereikėtų galbūt užsižaisti, žinote. Užsižaisti, ką turiu galvoj. Būna kartais taip, kad žmogus, kartais net ir nesąmoningai, truputėlį taip manipuliuoja, pavadinkim taip. Aš nenoriu šnekėti apie darbą, tai aš tada pradedu ten babutė, dedukas, ten serga, mirė, ten prižiūriu, dar kažką, ir taip užsiveliam ten tuose buitiniuose reikaluose. Tai suprasti situaciją taip reikia, bet nepamiršti, sugrįžti, kad mes vis dėlto, nežinau, ne psichologinė pagalba, ne ten Dievas, kuris sprendžia visas asmeninės problemas, nes mes jų neišspręsim. Tai yra suaugę žmonės, jie turi savo problemas spręsti patys. Tai tiesiog žinoti kontekstą taip, bet neužsižaisti to kontekstu, kad tai nevirstų vien tik tai tokių, žinote, ant hobio arba dar kažko tai aptarimo. Reikia ir šito kartais, bet vis dėlto laiks nuo laiko sugrįžtam atgal. Kalbame tarp vadovų ir darbuotojų. Su kolegomis ar praktikuojami? Šiaip gera mintis, man neteko girdėti, kad su kolegomis tokie labai kryptingi. Čia gal labiau galėtų būti, jeigu yra, pavyzdžiui, kolega mentorius, padedantis žmogui, tokie jau labiau į coachingą peraugantis pokalbiai, bet tada reikia truputėlį dar ir coachingo pasigilinti sistemas, bet kodėlgi ne, galėtų vykti tokie, tik tai tiek, kad tada keičiasi šiek tiek pati pokalbio struktūra ir tada reikia, jis tokia, nežinau, kitokią vertę įgauna, daugiau draugiškumo galbūt. Sakau, nebent tai yra mentorius ir žmogus, kurio mentorius tai yra. Tai jie tada aptaria, kaip jiems sekasi kartu, tada labai logiškai, labai gražiai skamba. Tai ką, Jūrate, sakyčiau, ir Jurga, ačiū Jums abiem labai už šiandienos pasidalinimus. Neabejoju, kad daug įžvalgų, daug konkrečių patarimų, kaip pradėti pokalbį, apie ką pasišnekėti ir panašiai. Ir šiaip apskritai čia yra tema, kuri atrodo mokosi vadovai, mokosi, veda pokalbius ir vis tiek nerimauja. Ir vis tiek yra tų klausimų. Tai tiesiog, sakyčiau, toks palinkėjimas visiems imti savo pripažinti, kad tai yra normalu. Jeigu aš nerimauju, čia yra ir kiti nerimauja, viskas su manim tvarkoje. Taip, 100%. Daryti. Jo, svarbiausia daryti, ne? Viskas pasidaro darimo būdu, o ten toliau jau galima apipinti mokymai ir pasidomėjimas, konferencijos ir taip. Tai, aš irgi tik tai savo ruožtu noriu palinkėti, jo daryti, bandyti, tartis su žmonėm ir tikrai pavyks. Gal ne iš pirmo karto, bet iš trečio kokį tikrai. Tai ką, dėkui visiems, kad buvot. Dėkui visiems ir sėkmės. Ir daug gražių susitikimų.